Sveiki, šiandien svečiuose turim tikrai nuostabų žmogų, manau, kad daugam žinoma, tai turim svečiuose Vaivą Juškienę. Aš gal jūsų Vaiva paprašysiu iš karto, kaip save kitiem pristatytumėt pati. Aš pasakyčiau, kad aš esu lietuvių kalbos mokytoja visų pirma, tada esu dėstytoja. Ir ta trečia pareigybė, kuri nutiko netyčia gyvenime, šiuo metu esu Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė. Taip, žinau, labai smagu, labai džiaugiuosi, kad būtent jūs dekanė esat, nes man atrodo labai svarbu turėti tokį žmogų, kuris įkvepia, tos studentus pastumėja tuo keliu, o net labai dalykiškai, labai šiltus santykius, šiaip kiek žinau, kuriat pati tą patyriau. Kiek yra įmanoma, tai taip. Aš gal iškart pradėsiu nuo to, kaip apskritai pedagogikoje atsidūrėt. Oi, mano ta istorija, aš jau kažkada esu pasakojus, tai dar kartą papasakosiu. Aš iš tikrųjų baigiau mokyklą tuo metu, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Ir mano pasirinkimas eiti mokytojo keliu buvo labai toksai sąmoningas. Aš labai norėjau keisti Lietuvą, labai norėjau, kad jinai stiprėtų, kad lietuvybės kleistųsi kiek tik tai gali visur. Ir tikrai labai sąmoningai rinkausi studijuoti lietuvių kalbą. Ir labai sąmoningai stojau į, tuo metu buvo pedagogikos universitetas, dabar jau kitaip vadinosi, žodžiu. Tai Lietuvos edukologijos universitetą baigiau. Tai jau norėjau mokyti lietuvių kalbos ir mano tikslas buvo, sakiau, kad tikrai važiuosiu į Šalčininkų kraštą, nežinau, kodėl būtent Šalčininkų, ne kitą, skleisti lietuvybės, greičiausiai dėl to, kad tuo metu tikrai ten buvo tokia pakankamai sudėtinga ir aštri situacija. Tai galvojau, kad reikia važiuoti ir keisti dalykų. Tai atsidūriau labai tikslingai ir labai sąmoningai, bet visą laiką norėjau būti mokytoja. Kažkaip pradinėse klasėse sakiau, kad būsiu muzikos mokytoja arba pradinių klasių mokytoja, nes mano mokytoja labai buvo graži, amžinatilsį jau jos nebėra, bet labai graži buvo mokytoja. Ir taip jau atsitiko, kad matyt visą laiką buvau, nors mano šeimoje pedagogų nėra. Likimas atvedė ten, kur ir turėjo atvesti. Tautinės mažumos, aš iškart gal noriu paliesti, kiek žinau, pati pradžia ir startavo ten tautinių mažumų mokyklose, kaip sekėsi, kaip iš vis ne į lietuvių mokyklą nueiti, o iškart į tautinės mažumas, tai atrodo čia iššūkis labai didelis, kaip išdrįsti. Tai va taip, Marija, kaip ir sakiau, kai pasirenki kelią tokį, kur jau stodama žinai, kad nori skleisti lietuvybę, tai atsitinka matyti dalykai natūraliai visiškai, nes aš nusprendžiau, kad aš pradėsiu dirbti mokytoja antrame kurse. Aš pati esu iš Lietuvos vidurio, iš labai gražaus miestelio, kuris vadinasi Akademija, ir mano aplinkoje buvo tikrai labai mažai rusiškos, lenkiškos kalbos. Ir atvažiavus į Vilnių man buvo didelis šokas, todėl kad buvo labai daug rusų kalbos. Ir aš niekaip negalėjau suprasti, kas čia darosi po metų studijų. Dabar tiksliai nebeatsimenu, kas mane nuvedė, bet aš ėjau per kelias mokyklas net ieškotis darbo. Tuo metu nebuvo jokių CV online ir ten dar kažkokių dalykų. Turėjai važiuoti gyvai kalbėtis ir kaip dabar pamenu rugsėjo mėnesį, apėjau tikriausiai gal 3 ar 4 mokyklas, sąmoningai pasirinkusi tautinių mažumų mokyklas ir atsidūriau Fabijoniškėse ateities vidurinėje mokykloje. Kaip pamenu, buvo penktadienis ir aš atėjau, tokia mergaitė visiškai į 12-okę panašiai ir sakau, aš noriu būti lietuvių kalbos mokytoja. Ir tuo metu jau mokykloje nieko nebuvo, nes buvo gal apie 4 valandą vakaro, vienintelis ūkio tarnybos vadovas buvo, ūkvedys vadinamas, aš net vardą ir pavardę jo dar atsimenu. Ir jisai sako, žinai, sako, tu gal ateik pirmadienį, bus direktorius, nes kiek žinau, reikia mums lietuvių kalbos mokytojų. Atėjau ir iš karto gavau 3-okus. Kažkaip manim patikėjo, per toje mokykloje likau 20 metų. Iškart pati pradžia ir toks ilgą laiką tarpas. Taip. Kokie pirminiai iššūkiai buvo atėjus dirbti į tautinių mažumų mokyklą? Aš galvoju, kad mokiniai turi sėdėti ir klausytis, nes mano toks įsivaizdavimas buvo ir kad aš turiu juos mokyti. Ir iš tikrųjų sudėtinga buvo dėl to, kad trečiokai, jie iš esmės nelabai tą lietuvių kalbą ir mokėjo.
Ir kitas dalykas, aš nelabai mokėjau rusų kalbos, tai man vėlgi tas kontaktavimas buvo toks pakankamai sudėtingas. Ir dar gal buvo sudėtinga dėl to, kad tuo metu mokyklose buvo dirbama 2 pamainom. Ir aš su šitais mažučiais vaikais, trečiokais dirbdavau vakare. Maždaug nuo 4 valandos jau jie būdavo šiek tiek pavargę ir jiem būdavo pakankamai sudėtinga. Tai pirminis dalykas iš tikrųjų matyt buvo tas, kad aš pati nelabai išmaniau metodologijos ar ne, kaip reikėtų dirbti su tais vaikais, bet labai norėjau. Ir labai turėjau iš tikrųjų geras mentorės mokykloje, nuostabias mokytojas. Aš visuomet sakiau ir sakysiu, kad mano pirmoji mokytoja, kaip būti mokytoja, buvo Henrika Prosniakova, kuri yra ne vieno vadovėlio tautinių mažumų mokyklom autorė, tai jinai kaip tik toje mokykloje dirbo ir visa komanda buvo labai palaikanti. Tai matyt, dėl to aš ir užaugau į tai, ką užaugau, dėka šitų žmonių. Smagu girdėti, vis tiek mentoras, aš manau, apskritai labai svarbu tas pirmasis pagalbininkas, bet kokiam pradedančiam mokytojui. Labai. Kelią parodyti, supažinint galų galę su tvarka mokyklos, nes kiekvienos mokyklos skiriasi, integruoti vien į viską. Pastiprinti, neleisti, nuleisti rankų, ne tada, kada tau atrodo jau viskas, nieko nebesuprantu ir nemoku. Iš tikrųjų, ir aš ir dabar labai tikiu tuo ir visą laiką apie tai kalbu, kad mentorystė iš tikrųjų yra labai svarbi ir ypatingai pradedančiam mokytojui, tam, kuris ateina ir kuris iš tikrųjų dar kūrė savo visą aplinką, kaip jisai dirbs, kaip jisai bendraus. Tai tikrai tas yra labai svarbus dalykas. Aš tai turėjau, man pasisekė. Labai džiugu tą girdėti. Vis tiek ilgą laiką pradirbo tautinių mažumų mokykloje, dar ir dabar švietime sukatės. Matot pokyčius tautinių mažumų mokyklose, kaip pradėjot ir koks taškas dabar pas mus yra? Labai įdomu, iš tikrųjų iš retrospektyvos tokios, kaip pasižiūri, tai matai tokį banguotą labai kelią. Todėl, kad pati ta pradžia iš tikrųjų jinai buvo sudėtinga, mes iš esmės gerą 10 metį dirbom beveik be vadovėlių. Negaliu sakyti, kad jų visai nebuvo, jie buvo, bet mes rinkdavomės medžiagą iš labai skirtingų dalykų, nes neturėjom iš ko dirbti, programos keitėsi ir jos be galo keitėsi. Tai vienokios, tai kitokios, tai trečiokios. Tu turėjai pats labai daug galvoti ir kurti ir man matyt pasisekė vėlgi, nes toje mokykloje buvo žmonės, kurie jautė, kad reikia truputėlį kitaip su tais vaikais dirbti, kad nepakanka tik tai gramatiką išmokti, kad būtinai komunikaciniai gebėjimai. Tai žiūrint iš tos pusės programų prasme ir vadovėlių prasme, tai tas pokytis labai didelis ir tikrai vaikai ilgą laiką mokėsi pagal visai kitokias lietuvių kalbos programas, dabar jie mokosi pagal tokias pat, kaip ir lietuviškose mokyklose. Ir iš tiesų vienu metu buvo labai toksai didelis pakilimas ir labai jautėm norą mokytis lietuvių kalbos, norą būti Lietuvos piliečių, būti Lietuvos gyventojų ir reprezentuoti Lietuvą. Paskui apie 2008 metus matyti toksai kažkoksai, nežinau kas buvo, bet buvo kažkoksai toksai krizinis, sakyčiau, šiek tiek taškas, kur vėl tas motyvacija ėmė mažėti. Ir mokyklose tikrai turėjome tų iššūkių, nes be to, kad yra visi kiti dalykai, tu turi dar padėti vaikui suprasti, kodėl jam reikia mokytis tos lietuvių kalbos. Šalia lietuvių kalbos yra ir kultūros dalykai, ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokos nebuvo tik tai to pamokos, bet iš esmės tai buvo ir Lietuvos kultūros žinios apie tai nešimo pamokos. Tai tie tokie banguojantis dalykai ir ką dabar aš matau, tai kad pati nedirbu dabar jau mokykloje, bet turiu dar kolegų, kurie dirba tose mokyklose ir studentai eina į praktiką ir ateina iš šitų mokyklų mokytis. Tai dviejopas toksai jausmas. Viena vertus tu jauti, kad kaip ir nori mokytojai padėti tiem vaikam augti ir stiprėti. Kita vertus, vėlgi toks lengvas pasipriešinimas tai transformacijai, kuri dabar vyksta, jog mokyklos iš tiesų taptų tuo, kuo turėjo tapti jau prieš gerus 20 metų tikromis Lietuvos mokyklomis, kuriomis yra mokoma lietuvių kalba, kur gimtoji kalba yra, tik tai kaip padedantis ar ne, arba kaip tavo tapatybės dalykas, kur tu gali
ne kaip pagrindinį dalyką mokytis. Tai man atrodo, mes labai ilgai šitame buvome ir galbūt net ir per ilgai, todėl kad dabar, kas vyksta, kelia labai daug įtampų ir labai daug tokių nesusipratimų ir pykčių ir nedrasos, drįsčiau sakyti, iš mūsų politikų. Taip. Todėl kad sunku priimti sprendimą, kad pagaliau reikia įstatymus įgyvendinti taip, kaip jie parašyti, nes ilgus metus jie nebuvo įgyvendinami, tarkim, dėl lietuvių kalbos pamokų skaičiaus, ar ne kiek turėtų būti. Ir aišku, iššūkis yra ir patiems mokytojams, todėl kad ilgą laiką nebuvo, nors oficialiai buvo reikalaujama, kad mokytojai puikiai mokėtų lietuvių kalbą ir galėtų visus dalykus mokyti lietuvių kalbą, bet realybėje to nebuvo ir nelabai iki galo yra ir dabar. Tai mokytojams irgi tie ateinantis pokyčiai tokie kelia sunkumų, bet ką aš, pavyzdžiui, matau iš studentų, kurie ateina iš tautinių mažumų mokyklų, tai negaliu pasakyti, kad jie kažkokie užsiangažavę, labai čia neigiamai nusiteikia ir taip toliau. Neretai jie tikrai nori ir stengiasi ir man truputėlį gaila, kad mes juos skriaudėme mokykloje, nesuteikdami tos galimybės išmokti lietuvių kalbos tiek, kiek būtų galėję išmokti. Bet jie dabar iš tikrųjų atėję, patys kalba apie tai, kad man reikia stiprinti savo kalbinius gebėjimus, savo tarti, savo žodyną ir taip toliau. Tai kaip ir sakau, toks, žinai, dvejopas toksai jausmas. Viena vertus matai, kad tikrai keičiasi situacija ir jinai keičiasi į gerą. Kita vertus, tu supranti, kad jau pavėluotai keičiasi ir reikėtų mums greičiau, bet visuomet yra baisu, kad paknopstom neparidarytumėm kažkokių tai negerų dalykų. Tai žodžiu, neaiški dabar yra tokia situacija labai neaiški, bet aš labai tikiuosi, kad tikrai pasikeis į gerą pusę. Aš manau, kad po truputį pasikeis, nes kai ilgą laiką vyksta viskas vienas tas pats ir ateina ta linija, kada tu vis tiek turi įvykdyti, tai visiems šokas, tai kaip čia bus, tai ką čia daryti yra. Aš esu girdėjus, nežinau, mitą, ne mitą, bet girdėjus, kad į tautinių mažumų mokyklas labai dažnai netgi nueina ir lietuviškai kalbantys vaikai vien todėl, kad jos ten yra mokytis lengviau, jose yra lengviau. Ar tai tiesa? Aš manau, kad tikras mitas. Manau, kad tikras mitas, nežinau, negaliu aš pasakyti, niekada nėra matuota ir nėra žiūrėta šitų dalykų. Nežinau, kodėl turėtų būti lengviau, nes programos yra tos pačios, reikalavimai yra tie patys. Tai to lengvumo, kažin, ar labai jau yra. Kita vertus, jeigu tu ieškai to lengvumo, tai tada jau iš vis reikia kažkur tai kitur keliauti. Nėra lengviau mokytis tautinių mažumų mokyklose. Aš tai drįsčiau sakyti, kad galbūt net sudėtingiau, todėl kad vaikai, kaip bebūtų, mes turim tuos tarpinius visokius patikrinimus, standartizuotus ir nestandartizuotus egzaminus ir taip toliau, viskas vyksta lietuvių kalba. Jeigu tu mokaisi ne lietuviškai, ar ne, tu mokaisi, tarkime, rusų kalba, lenkų kalba, yra vokiečių mokyklos, ar ne, tai ir laikai egzaminus lietuviškai. Taip, tai automatiškai. Tėvo žodynas, jisai gali būti šiek tiek skurdesnis ir netoks aktyvus. Tai didelė tikimybė, kad tai yra sudėtingiau. Bet aš šito mito nebuvau girdėjus, tiesą pasakius. Buvau girdėjus, kad lietuvių kalbos yra galbūt lengviau ir nereikia ten tiek daug visko žinoti ir mokytis, bet iš tikrųjų ne 1 metai, kai programa yra bendra, tai manyčiau, kad sunkiau. Griaunat mitus. Griaunat mitus. Aš vien dėl to girdėjau, kad ten pro pirštus daug ką pražiūri su lietuviška programa, kad jeigu sunku, tai praleidžia, tai vien iš tos pusės. Tikimybė matyti yra nelygi nuliui. Tam aš pati, kai dirbau mokykloje ir buvo kaip tik įvestos ta senoji lietuvių literatūra, tai tikrai čia net nebaisu prisipažinti, kad viešai esu ne vieną kartą sakius, kad tikrai būdavo tekstų, kurių mes tiesiog neskaitydavom su vaikais, nes jų žodynas buvo per skurdus ir jie nesuprasdavo, ar ne, sakykime, ten kokią Radviliadą, kai reikėjo skaityti, tai lietuviams patiems yra pakankamai sudėtinga suprasti ir perskaityti, tai iš esmės mokytojas tu tapdavai vertėjų teksto į įprastą tokią lengvesnę, sakykime, kalbą.
Tai taip, tokių dalykų matyt buvo, bet dabar mokytojai turi labai daug, iš tikrųjų turi daug laisvės, gali rinktis, kaip, ką daryti ir taip toliau. Tai jeigu yra žiūrima pro pirštus, tai skriaudžiami vaikai. Aš Taip, kaip ir vėl tą patį sakau, ar ne, tai nemanau, kad sąmoningi mokytojai, jie visą laiką dirba, kokioje mokykloje bedirbtų, jie vis tiek dirba nuoširdžiai ir jie galvoja apie tai, kad vaikams būtų gerai, kad jiems būtų įdomu, kad jie išmoktų, kad jie suprastų, kad pasiektų tam tikrus rezultatus. Tai čia matyti yra klausimas apie mokytojus ir apie jų norą ir nenorą. Ir matyti yra taip, kad ateina tas laikas, kada tu pavargsti būti mokytoju ir ateini į darbą tik dėl to, kad ateitum. Ir galbūt nebematai tos kažkokios motivacijos, sudėtingas tas santykis su vaikais darosi, tai tada tikėtina, kad galbūt taip ir nutinka. Paprasčiau bus, lengviau visiems. Tikriausiai su tai eina. Gali būti. O dabar dėl tų pokyčių tautinių mažumų mokyklose, o nėra to pasipriešinimo iš tėvų, kurie vaikus leidžia, nes aš dabar galvoju, tai jeigu šeimoje kalba ne lietuvių kalba, tarkim ten rusų, lenkų ar dar kita ir dabar į mokyklą, tai nežinau, ir mokytojams sunku, nes tu gali mokyti lietuviškai ir jie vis tiek grįžę kalbą savo kalbą ir tada lyg ir tėvai didesnį indėlį turi įdėti su tą lietuvių kalbą atidirbti. Tai čia to pasipriešinimo gal ir iš tėvų yra? Tai aš manau, kad labai didelis yra pasipriešinimas ir aš ne vieną kartą esu kažkur ir viešoje erdvėje sakiusi apie tai, kad mano galva didžioji bėda yra tai, kad mes suaugusiai galvom apie save. Ir negalvom apie vaikus. Taip. Man kaip mamai yra lengviau padėti vaikui savo gimtąją kalbą. Man kaip mokytojai yra lengviau mokyti vaiką savo gimtąją kalbą. Bet aš pametu vaiką, ar ne? Mes kalbam, kad man lengviau, o kaip tam vaikui geriau. Ir neretai iš tikrųjų tėvai sako, kad, ką jūs čia kalbat, mesgi žinom, kas mūsų vaikams geriausia. Taip. Bet matyt, reikia nepamiršti, kur mes gyvename ir į kur mes einam ir kokia mes valstybė esame. Jeigu mes save pozicionuojam kaip šalį, kuri kažkada kažkieno vėl bus susigrąžinta į tą baisę sąjungą, kuri buvo. Taip. Tai tada tikrai reikia matyti dirbti kitaip. Bet aš tai manau, kad mes esame laisva, savarankiška valstybė su savo valstybinė kalba, su savo kultūra. Esame ES dalis, kur yra vertinama kiekvieno žmogaus tapatybė. Tai man atrodo, kad truputėlį reiktų keisti tą požiūrį ir suprasti, kad nebėra taip, kaip buvo net ir prieš 20 metų, kai buvo, ar ne, kokia buvo situacija. Nes iš tiesų vaikams, kodėl ir sakoma, yra netgi tyrimai atlikti, kad vaikai, kurie baigia tautinių mažumų mokyklas, neretai prasčiau išlaiko valstybinius brandos egzaminus, bet ne dėl to, kad juos prasčiau laiko, dėl kalbinių dalykų, nes tu skaitai tekstą, tau reikia daugiau laiko jį suprasti, tau reikia daugiau laiko įsigilinti, tu kažko galbūt net nesupranti, nes žodynas vėlgi yra neaktyvus. Tai va tai, ką sakai, kad tėvų pasipriešinimas yra, taip jisai yra ir jisai yra nemažas ir dažniausiai beje tėvai tą ir sako, kad tai čia vaikas patirs dar didesnį stresą, jisai mokykloje mokysis čia iš lietuviškai, namuose pareis ir va ta frazė patirs dar didesnį stresą, ne, tai reiškia, ką mes darom kaip tėvai? Mes sakom, kad mokykla yra stresas. Taip, blogai. Mokykloje yra negerai, mokykloje skriaudžia, mokykloje verčia mokytis, o siaube, nes mokykla tikriausiai ne tam skirta. Ir dar verčia ne taip, kaip mes čia norim. Taip. Ir taip jau yra, kad mes turim mūsų, bet čia gal ne tik tai Lietuvoje, čia gal daug kur yra, kad tėvai jaučiasi tokie esą labai dideli ekspertai, ypatingai švietimo srity. Ir natūralu, jie greičiausiai kad šiek tiek žino geriau, kas jų vaikams yra tinkama ir kas patinka, bet vaikus, kaip bebūtų, mes auginame ne savo. Labai žiauriai skamba, bet taip yra. Pasauliui. Taip, mes auginam juos pasauliui ir negalim galvoti tik apie tai, kas man yra patogu ir kaip. Tai aš labai norėčiau, kad tėvai truputėlį keistų savo požiūrį. Ir aš matau jaunų žmonių, mano pačios buvusių mokinių, su kuriais dar palaikau ryšį, kurie sako, taip, mes vedame savo vaikus į lietuviškas mokyklas, nes mes suprantame, kad tai yra reikalinga, kad tai yra svarbu, kad jie turės gyventi Lietuvoje, kad jie Lietuvos piliečiai mokysis, dirbs ir be lietuvių kalbos, tu niekur nesidėsi. Ko lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Taip. O aš tikiuosi, kad jinai ilgai tokia bus.
Tai svarbiausia, kad taip ir būtų. Man atrodo, kad reikia kuo daugiau šiaip tėvų tokio sąmoningumo, kuo didesnio, kad jie suprastų, kad tik vaiko būtų geriau čia. Bet čia matyt, Marija, vėlgi yra ne tik tai tautinių mažumų mokyklų klausimas, ar ne, čia yra bendrai mūsų švietimo klausimas. Nes tėvai neretai manosi esą ypatingi ekspertai, galintys mokytojai papasakoti, kaip reikėtų dirbti, iš kokių vadovėlių, kokias užduotis atlikti, ar ten pratybas, tarkim, visas atlikti ar neatlikti. Ką skaityti ir ko neskaityti. Taip, už ką pastabas rašyti, už ką galiu nerašyti, net negalima rašyti. Tai va. Tai čia matyti, labai sunku mums tą savo tokį ekspertiškumą išjungti, nes kaip tu gali būti ne ekspertas, nes pagrindinis teiginys juk yra koks. Tai mesgi visi mokyklą baigiam. Taip. Mesgi žinom, kaip yra. Taip. Bet tai mano patirtis tokia, kokia buvo, kai aš mokiaus mokykloje, o tai buvo prieš gerus 40 metų, ar ne? Tai buvo vienokia. Taip. Dabar jinai yra visai kitokia, mokykla pasikeitusi. Sėdi mokytojai, dirba mokytojai tokie kaip tu. Jie yra visiškai kitokie. Jie yra visiškai kitokie. Ir mums sunku, matyti, suaugusiems, tėvams yra sunku suprasti, kad keičiasi dalykai. Mes vis dar ant to paties vežimo važiuojame su tais klibančiais ratais ir galvom, kad čia tame pačiame vežime ir sėdim. O kad jau iš tikrųjų mokykla keičiasi, mokytojai keičiasi. Vaikai keičiasi, mokytojai, programos, viskas. Viskas keičiasi, tai taip, tai čia yra sudėtinga. Tėvai yra, manau, vienas iš tų dalykų, kuris truputėlį trukdo vaikams ir trukdo mokyklai tinkamai funkcionuoti. Čia dabar labai žiauriai galbūt pasakiau, bet taip yra. Taip yra. Labai smagu, kai tėvai bendradarbiauja ir to tokį atrandi pokalbį. Ir labai liūdna, kai tėvai nebendradarbiauja ir mato tik savo tiesas ir tu ten daryk, ką nori, tai jiems įrodysi. Kita vertus, mes kartais galbūt kaip mokytojai irgi ne visą laiką išgirstam, ką tėvai sako, ar ne? Arba ne visą laiką galbūt pamatom, kokia yra vaiko problema ir taip toliau. Mes vis kolegos dėstytojai pasikalbam, nes yra tų, kurie dar turi tokio amžiaus vaikų, kurie eina į mokyklą, kai susiduria tikrai su tokiais labai liūdnais dalykais, kai mokyklos vadovybė negirdi visiškai to, ką vaikai sako, kai negirdi, ką mokytojai sako. Tai čia yra tas toksai, bendras turi būti sinergija ir kol nesuprasim, kad mūsų vis tik pagrindinis objektas, dėl ko mes esame švietime, yra vaikas, o ne aš kaip mokytoja, ne aš kaip mokyklos vadovas, ne aš kaip mama ar tėtis, o vaikas mūsų yra svarbiausias ir mes viską turim kartu padaryti. Nežinau, kas čia ir pasikeis, bet gal keičias po truputį. Nežinau, gal, bet labai labai mažai žingsniais. O šiaip man dabar įdomu, tai tėvai taip, ten kišasi į tą visą mokyklos darbą, kišasi į kolegijos darbą, man šiaip labai įdomu. Ar būna dar tokių tėvų, kur paskambina dėl studentų pasiaiškinti? Būna, bet mes aišku nesikalbam, todėl kad tai yra suaugę žmonės ir mes laikomės tos pozicijos iš tikrųjų, kad tai yra suaugę žmonės ir mes neaptarinėjom jokių dalykų, čia yra labai griežtai ir tikrai niekada nebūna tokių dalykų. Ar lanko paskaitas, ar nelanko, ar tą daro, ar ne, tai yra suaugusių žmonių apsisprendimas ir aš suprantu ir tėvus, kuriems rūpi, ypatingai jeigu moka už vaikų mokslą ar ne, ar vaikas mokos ar ne, bet tai yra jau suaugęs žmogus, kuris renkasi tam tikrus dalykus. Tai aš labai tikiuosi, kad bet tai nėra labai dažna. Čia jeigu per metus 1-2 kartus pasitaiko, tai čia jau išskirtinis toks atvejis labiau negu kad sakyčiau, tendencija. Bet vis tiek atsiranda. Atsiranda, taip, atsiranda. Kas šiaip keista, man tai tikrai labai keista girdėti šiaip, kad dėl suaugusių žmonių gyvenimo. Tai pabėgot iš tautinių mažumų mokyklų, kur nukeliavot toliau? Tai peiliškumu dabar pakeliaujam. Ten ir nukeliavau, kur dabar esu. Aš iš tikrųjų pradėjau dirbti Vilniaus kolegijoje, dar dirbdama mokykloje ir aš tikriausiai dabar kokius 5 metus derinau darbą mokykloje su darbu Vilniaus kolegijoje ir aš pradėjau dirbti kaip lietuvių kalbos didaktikos mokytoja. Dėstytoja. Taip, nes tuo metu Vilniaus kolegijoje buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo programa studijų, kuri būtent ir buvo orientuota į tautinių mažumų mokykloms ruošiamus mokytojus. Ir mes tikrai ruošiam tuos žmonės, kurie galėtų eiti dirbti ir mokyti lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklose. Ir mane ten pasikvietė
kolega vienas sakė, Vaiva, reikia jau tau ateiti. Atėjau ir tikrai man buvo labai įdomu, nes susitikau labai daug jaunų gražių žmonių, kurie ir dabar dirba mokyklose ir nuostabus mokytojai yra. Ir tarp jų yra tų, kurie apdovanoti ir metų mokytojais. Tai tikrai labai linksma ir gera matyti tą dalyką. Tai pradėjau dirbti ir paskui atėjo toks laikas, kai tų veiklų daugėja ir tada tu turi priimti sprendimą. Ar reikia, ką tu renkiesi, ar tu lieki dirbti mokykloje, ar išeini dirbti kažkur kitur. Bet matyt, labai natūraliai atėjo tas mano augimas, nes aš per tą laiką dirbdama mokykloje parašiau ir vadovėlių, ir dalyvavau įvairiausiose kitokiose veiklose. Ir jau matyt, truputėlį norisi ir daugiau, ir tada tu pradedi matyti prasmę, ypatingai padirbęs su studentais kažkiek, kad tavo tas poveikis, ar ne, gali būti ir dar rimtesnis, nes mokytojo ruošimas yra labai sudėtingas darbas ir labai atsakingas, nes tą, ką mes padedame ir kaip iš esmės net galbūt šiek tiek keičiame ir nuostatas žmonių, kurie ateina studijuoti, ar ne, apie mokyklą ir kokia jinai galėtų būti. Jūs gal labiau čia įkvėpia, tai kurią pusę keis mokyklas? Stengiamės iš tikrųjų, todėl kad, bet čia aišku vėl turi labai suderinti tos dalykus, kad ir pats tuo tikėtum, ir kolektyvas, su kuriuo tu dirbi, tikėtum. Ir kad tie studentai nesipriešintų šitiems dalykams. Tai taip ir atsitiko, kad atėjo laikas ir iš esmės taip ir nutiko, kad po 20 metų pasirinkau neišeiti iš švietimo, bet pakeičiau šiek tiek kryptį ir kitą linkmę keisti švietimą. Rimčiau dirbti su mokytojų rengimu. O studentai keičiasi ateinantis nuo to, kaip pradėjote, ką dabar matot, kokia linkme šiaip tie visi studentai juda? Natūralu, kad keičiasi, todėl kad mūsų visa visuomenė keičiasi, gyvenimas keičiasi informacijos rautai ir visa kita. Aš sakyčiau, kad dabar studentai yra drąsesni, gerokai drąsesni, jie yra atviresni ir galbūt labiau drąsūs eksperimentuoti ir nebijantis tam tikrų iššūkių. Aišku, aš norėčiau, kad jie būtų dar truputėlį kitokie, galbūt labiau atsakingesni. Čia yra tokie dalykai, bet taip, kad tai yra drąsesni žmonės ir nebijantis iš tikrųjų net ir nuėję į praktiką daryti kitokius dalykus, nei kad iš jų tikisi mokykloje, yra šitas ir aš labai dėl to džiaugiuosi ir manau, kad nemaža dalim mes matyt prie to ir prisidedam, ką mes veikiame su jais, apie ką mes kalbame, kokias nuostatas stengiamės formuoti ar performuoti netgi kartais, kad suprastų, jog tas lygiavertiškumo principas yra ir kad vaiko matymas yra be galo svarbus ir ne tik, kad tu esi mokytas ar ne mano statusas yra mokytas, bet iš tikrųjų pirmiausia matyti vaiką ir dėl jo būti. Tai taip, keičiasi, ne į blogą pusę. Svarbiausia, kad neblogyn. Tikrai neblogyn ir aš labai tikiu, kad tie ateinantis jauni mokytojai mokyklas tikrai keis tas mokyklas ir keis jų kultūrą. Čia svarbiausia mums matyti, leisti jiems augti tose mokyklose, nes nuo mokyklos kultūros irgi labai daug kas priklauso. Tai vieni tvirtesni, išsilaiko ilgiau ar ne, kiti mažiau tvirti, bet aš manau, kad tie pokyčiai, kurie dabar ateina bendrai į švietimą ir tai, kad kartos iš tikrųjų keičiasi, tai yra gerai. Ir labai gerai, kad skirtingų kartų mokykloje yra žmonių, nes vieni iš kitų vis tiek gali pasimokyti kažko, perimti patirtis ir ne viskas, kas buvo seniau, buvo negera ir ne viskas, kas dabar yra nuostabu. Taip, tikrai taip. Čia vieni iš kitų labai daug ką galim pasimokyti. Vienareikšmiškai. Kažką mes atsinešam, tie gal jaunesni tokį naują vėją, tokią energiją gal visai kitą. Net galim gal ir tuos vyresnius įkvėpti, o vyresni gali mus pamokyti, kur mes klystam ir ką darom, kad... Arba nebūtinai, kur klystate, arba tiesiog patys pasimokyti iš jūsų, bet tuo pačiu besimokydami ir jūs pastiprinti. Tikrai taip. Tai čia irgi yra tas toks dalykas, bet čia turi būti labai pats norintis ir norintis auginti tą savo kolegą, nežiūrėti jį kaip į konkurentą, o kaip į bičiulį, kuris atėjo ir kuris kažkada tave pakeis. Tikrai taip.
O šiaip su konkurencija sunkus dar dalykas, man atrodo, mokyklose yra. O kokie iššūkiai dažniausiai su studentais? Vis tiek susidurėt su Aišku, kad iššūkiais. taip, o kaipgi ne, va dabar galvoju, koks didžiausias iššūkis, kad jiems iš tikrųjų būtų įdomu ir kad jie patikėtų, kad gali būti dalykų ir gerų, ir gražių, nes tikrai būna čia nepaslaptis ir kai grįžta iš praktikų įvairiausių patirčių parsineša, ar ne, kad ir būna, kad ir labai jiems ten puikiai sekasi ir visą kitą, ir būna, kad iš tiesų mokytojai sako, ką tu čia pasirinkai, tokią specialybę, ką tu galvoji. Tai tas toksai nugalinimas jaunų žmonių yra liūdnas. Aišku, mes tada stengiamės ten nebeleisti tų jaunų žmonių, kurie dar nori, bet iš tiesų tai tas toksai užnorinimas, padrasinimas ir toksai įsikvėpimas dirbti. Dabar darosi tas truputėlį toksai vėlgi iššūkis, kad nepamestų savo kūrybiškumo jauni žmonės, ar ne, kad nepasitikėtų tik tai vien tuo, kas yra vadovėliuose, visose tose platformose, dirbtinio intelekto dalykuose ir taip toliau, ir kad iš tikrųjų ir patys matytų, kas yra, ir vėl sugrįžtam prie to paties, kad matytų vaiką. Taip, vaikas svarbiausia. Ne apie programą tik tai keliautų, nes šiaip jau labai sunku išmušti tą dalyką, kad mes dirbame dėl vaiko, ar ne? Programa yra tik tai priemonė, kuri jums padeda, orientacinė. Taip. Vadovėlis iš vis yra tik pagalbinis dalykas. Ir kai imi kalbėti su studentais, aš kartais taip sakau, matyt pati atsimeni, kad gali dirbti ir be vadovėlio. Taip. Nieko čia tokio labai baisaus, viskas čia gerai, akis taiga didelės pasidaro. Taip, kaip dirbsi? Taip. Ir dažniausiai, kas atsitinka, ne dėl to, kad jiem patiem yra baisu, bet ką tėvai pasakys. Taip, čia didžiausia, tai ką tėvai, o tai kaip pažiūrėsi, o Jėzugi po to čia bus. Tai va, tai čia vėl matyt, mes kaip mokytojų rengėjai irgi turėtumėm kažkaip labiau, dar labiau stiprinti jums ir kažkokiu įrankiu duoti, kaip galima su tėvais bendradarbiauti ir kad jie labiau pasitikėtų tais mokytojais. Ir galbūt ne tik įrankiu duoti, bet matyt, čia bendrai mūsų visuomenė turi po truputėlį, o gal ne po truputėlį, gal stipriau, greičiau keisti tą tokį tėvų ekspertiškumo tokį dalyką. Nereikia jų negirdėti, reikia juos girdėti, nes jie savo vaikus mato, jie pažįsta, bet kita vertus tai suderinti tą, ką tėvai mato, ir suderinti to, ko iš mūsų tikimasi mokykloje, ir tarp jų pamatyti tą besiskleidžiantį, tą augantį gražų jauną žmogų. Tikrai taip. Aš šiaip ką pastebėjau, iš tėvų būtent pusės, nežinau, gal ir jūs susidurėt, vis tiek su studentais dirbat, išgirstat tas visas istorijas, kad ganėtinai visi nori jaunų mokytojų. Faktas, norim, kad būtų jaunas, energijos daug turi, bet kai ateina jaunas ir jeigu jisai gerokai jaunesnis už tuos tėvus ir dar jeigu vaikų neturi, tai kaip čia jisai moko, taigi nemoko nei auklėti, nei mokyti, ir tada tai tu nori jauno, bet tas po to vėl tu tą jauną lyg kažkaip tai taip. Aš manau, kad čia yra mūsų bendrai valstybės kultūros dalis, mes nepasitikime vieni kitais. Ir iš tikrųjų čia yra tas toksai, mes dabar labai daug kalbam iš tikrųjų apie tai, kad matyt pagrindinis dalykas, kuris turėtų keistis mūsų švietime, tai daugėti pasitikėjimo mokytojais, bet tas pasitikėjimas mokytojais jisai turi rastis pradedant nuo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, toliau eina mokyklos, tada šalia to atsiranda tėvai, ar ne, mes kaip mokytojų rengėjai, tai iš tikrųjų šitie dalykai jie yra ir čia yra ilgas procesas, niekur mes nesidėsime nuo to, bet mokytis vieni kitais pasitikėti yra labai svarbu. Ir kaip ir sakau, jeigu mes nepasitikim savo valstybę, ar ne, tai kaip mes galim pasitikėti mokytojų ir visais kitais. Bet aš labai tikiu, kad tie dalykai ateis, nes tai, ką aš dabar girdžiu, kas bent jau stengiamasi ką eiti ir ministerijos lygmenių, kad galvojama apie tai, o ką daryti, kaip mes galim tais mokytojais, kaip bent jau demonstruoti, ar ne, kad tais mokytojais pasitikim. Tai yra gražių įvairiausių patirčių ir yra tikrai puikių dalykų, bet
Nu, čia vėl su visuomenės dalykais yra. Bet kita vertus, Marija, mes kokius vaikus auginame, kokias vertybės jiems dėgiame, taigi jie ir yra tie, kurie paskui tą mūsų valstybę kūrė, augina ir stato. Ar ne? Jūsų jau karta yra kitokia, jau jūs esate drąsesni, atviresni, nebijantis pokyčių ir galbūt ir pasitikintis labiau, ar ne? Tai aš labai tikiuosi, kad va ta jūsų karta, kuri dabar ateinate į mokyklas, kad iš tikrųjų ir užauginsite tuos vaikus, kurie jau tikės ir pasitikės ir kurie jau nebeatėjo, nebeaiškins mokytojų, kaip turėtų būti viena ar kita. Tai jo, ta pasitikėjimo kultūra jinai yra labai svarbi, bet jinai turi eiti ne tik tai per švietimą, turi būti visos šalies, visose srityse. Visas bendras mechanizmas. O mes dabar tokiam labai neapibrėžtam tokioje situacijoje gyvenam, labai daug nerimo, labai daug įtampų ir natūralu, kad dėl ko tu labiausiai rūpinės, kai esi tėvas. Nepaisant to, kad daug visokių dalykų. Pirmiausia, dėl to, kad tam tavo vaikui būtų gerai ir kad niekas jo neskriaustų. Nes atrodo, kad jeigu truputėlį spusteli, tai jau ne visai gerai. Taip, skriaudžia tą vaiką. Taip. Nors ir mokytas nori gerą tam vaikui, kad tik kuo geriau būtų, kuo lengviau. Tai čia toksai kalbėjimasis, matyt, labai daug dialogo reikia iš tiesų ir aš visuomet sakau ir studentams, kad pirmas dalykas, ką jūs turit padaryti per pirmas pamokas, per pirmus susitikimus su tėvais, susitikus, pakalbėti, ko jūs patys norite, ko tėvai nori, koks jūsų bus bendras tiklas ir kaip jūs tos dalyko sieksit. Tai jeigu šitas dalykas yra padaromas, o ne mokytos ateina, pirmiausia tėvus pamoko, kad čia dabar bus taip, anaip ir trečiai, ne kitaip. Taip, arba mokytoja atėjo pamatė, tik pradedantį dirbti mokytoją. Ai, ką čia jis gali paaiškinti, kas čia dabar bus, tai čia mes pažiūrėsim, ką čia padarys. Tai jeigu mes sugebėtumėm pakeisti šitą situaciją, aš manau, kad labai daug kas pasikeistų. Galiu pasakyti, kad tikrai labai daug kas pasikeis, nes kiek žinau, visai nemažai, kiek pati socialinėse tinkluose pasirašinėjau su jaunesniais pedagogais, tai dauguma išeina, pabėga iš pedagogos vien dėl to, kad, kaip sakyti, tėvai išvaro, aš kitaip net nežinau, kaip ir įvardinti visą šitą reikalą. Čia yra labai tokia jautri tema, nes negali tų tėvų kaltinti čia kažkokiais dalykais, bet aš manau, kaip ir sakiau, kad mes dabar tokioje situacijoje gyvenam, kad mes stengiamės visus, kas mums brangiausia, kiek galima labiau apsaugoti. Ir tikrai viską labai žiūrime įtariai ir to nepasitikėjimo labai daug. Kita vertus, mūsų žiniasklaida ką daro, ar ne? Kalba apie tai, kiek čia mokytojai blogai ruošiami, mokytojai labai trūksta, ar čia jie kompetentingi ar nekompetentingi, kalbama apie dalykus, kurie yra ne patys geriausi švietime ir kiek mes gražių istorijų girdim. Nelabai. Bet tai matyti yra normalu, nes žmonėms neįdomu, kur gražu. Nėra intrigos ir taip toliau. Tai užburtas ratas, bet aš tai galvoju, kad keistus ir tai, ką jūs darot, kad jūs irgi kalbatės. Čia yra labai geras dalykas ir aš kažkaip galvoju, kad labai tikiuosi, kad jūsų klausosi ne tik tai mokytojai, kaip įkvėpimo mes ir labai tikimės. Bet kad bent jau kažkiek pasiklauso ir tėvai ir išgirsta tą mokytojų balsą, būtent mokytojų balsą, ar ne? O ką sako mokytojai? Ką sako mokytojai? Išgirskite mus. Tai mūsų toks tikslas ir yra, kad girdėtų kuo daugiau, ką mokytojas kalba, kad mokytojas nėra tik tai, dar netgi kaip ten būna dažnai įsivaizduoja, tai ką mokytojas veikia. Ateina, iki pietų padirba, pageria kavos per pertraukas, tai darbas baigtas. Tas įsivaizdavimas toks yra, tai todėl matyt, gal ir tėvus reikia kartais kviestis į mokyklas, pabūti mokytojais. Čia geriausia. Aš netgi, kalbėjom su Laima, sakau, žinai, norėčiau visai, kad būtų tokia privaloma savanorystė per visą tą, tarkim, pradinę etapą, 4 metai, per tuos 4 metus, bent savaitę ateiti pabūti mokykloje. 2 savaitę daug. Tai labai iššūkis bent dieną pabūti, nes iš tikrųjų neretai tėvai, kurie neturi visiškai nieko bendro su švietimu ir pabuvę dieną kitą mokykloje pavargsta visų pirma nuo triukšmo labai didelio. Taip. Tai sveika, mums visiems matyti sveika pabūti toj kitoj pusėje, kur mums atrodo, kad mes labai ekspertiški esam, ar ne? Čia lygiai taip pat kaip su krepšiniu, taip mes visi sėdim ant sofos ir labai gerai komentuojam, kad ten treneris ne tą padarė, čia tai buvo. Ne taip meta, ne taip bėga. Taip, tai lygiai taip pat čia yra ir su mokykla, kad kol tu nematai ir nežinai ir nesusiduri su realiom situacijom,
to yra labai lengva sakyti, kad taigi čia viską galima padaryti. Aš irgi tikiu, kad viską galima padaryti, bet aš suprantu, kad kartais tas padarimas gali reikalauti labai daug jėgų ir pastangų ir ne tik mokytojo. Ir tėvų, ir mokyklos bendruomenės, galų gale ir paties vaiko. Taip, čia tokia bendras toks visas vaizdas kartu susidaro. Taip. Gražių istorijų daug lieka studentų mokyklose. Lieka, iš tikrųjų daug, nežinau, kaip pasiklausau statistikos, kad tai labai daug studentų, kurie pabaigia pedagogikos studijas, nenueina į mokyklas, tai matyt taip yra. Aš žinau, kad mūsų studentų apie 80-90% dirba mokyklose, tai man atrodo, kad tai yra labai, labai gražus dalykas ir tikrai kaip atsiverti bet kokių ten darželių, pradinių mokyklų tinklapius, tu matai mirga taviškis ir labai gera dėl to matyti. Ir dar labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir dėl to, kad ir iš tų ankstesnių metų, kai dar buvo šiek tiek ir kitokių studijų programų, tie žmonės, kurie yra pabaigę mokyklas, nemažai jų dalis yra dabar švietime ir jie dirba ir jie sėkmingai dirba. Tai tada galvoju, kad čia viskas gerai, o tų istorijų tai daug puikių, vien jūsų Laima, ką reiškia. O be jūsų dar aišku yra ir daug kitų puikių žmonių, kurie tikrai galbūt ne tiek matomi, bet tikrai puikiai dirba. Tikrai daug yra, kur daug gražių atsiliepimų ir mes tikrai girdime iš savo socialinių partnerių, kurie sako, dar labai gerai čia dirba, viskas labai puikiai sekasi. Tai stengiamės, kiek galima, kad jų būtų daugiau. Ką daugiau? Taip. Turit sesijinius. Į sesijinius daugiausiai, kiek žinau, ateina jau ne po mokyklos, bet jau žmonės kažką kitą gyvenime darė ir pagalvoja, kad gal verta ateiti į mokyklą. Daug tokių ateina? Keičia taip savo gyvenimo. Pastaruoju metu iš tikrųjų yra daug ir aš manau, kad tai yra visiškai normalu, todėl kad ta tendencija mokymosi viso gyvenimo ar ne, jinai vis stiprėja ir tai yra čia tokia, aš tai labai džiaugiuosi dėl to, kad taip yra, todėl kad žmonės iš tikrųjų nebūtinai, jeigu tu pradėjai savo kelią ar mokykloje, ar kažkur kitur, būtinai turi tame išlikti, nes visko gyvenime nutinka. Prarandi prasmę kažkokioje tai veikloje, tai tada ieškai kitur. O dabar turiu žmogų, kuris, aš dabar bijau suklysti, man atrodo, apie 20 metų dirbo teisininkė ir dabar nusprendė, kad noriu tapti pradinių klasių mokytoja. Geras. Ir man iš tikrųjų buvo labai keista. Čia wow. Taip. Atrodo jau čia tokie teisės dalykai, bet čia mes irgi susikūrėm, ar ne, kas tai yra. Ir sako, pamačiau didesnę daug prasmę dirbant su vaikais. Ir tikrai yra daug, labai, labai daug yra skirtingų dalykų, žmonės ateina iš labai skirtingų sričių arba iš vis kažkurį laiką auginę vaikus, nebuvę kažkokioje toje aplinkoje. Ir kas man labai patinka, kad neretai žmonės ateina ne tik dėl to, kad nori gauti kažkokį išsilavinimą ir turėti darbą paskui. Pakankamai stabilus, sakykime, nes mokytojų trūksta, taip. Bet ateina būtent su tą mintim, kad jie nori pokyčių. Ir jie ateina su tuo, kad aš čia burbu, man netinka, bet reikia kažką pradėti daryti. Ir tas jų darimas ir prasideda nuo to, kad jie patys eina į mokyklas. Taip. Tai tikrai turim daug ir vaikystės pedagogikos studentų, ir pradinio ugdymo pedagogikos studentų. Tai labai, labai džiaugiuosi. Ir ką dar nežinojai, turim dabar jau ir šokio pedagogikos studentų. Tai aš labai tikiuosi, kad plėsis mūsų dar tas, nes visokių minčių turim. Ir klausomės ir girdim, ką mokytojai sako, tai bandom padėti jiems. Džiaugiuosi, kad ateina tie vyresni žmonės ir kas beje labai įdomu, tie žmonės ateina pakankamai drąsiai. Pirmi žingsniai galbūt būna nedrąsūs, sako, aš jau 20 metų nesimokiau, kas čiagi dabar bus, ar aš čia sugebėsiu. Ir tikrai būna sudėtinga, nes savo gyvenimą reikia visiškai keisti, nes į tavo rutiną staiga atsiranda studijos, kurios reiškia paskaitas, kurios reiškia papildomas skaitimas, užduočių atlikimas ir taip toliau ir panašiai tavo gyvenime staiga dar vienas dalykas atsiranda.
bet jie tikrai labai gražiai susidėlioja ir turim ne vieną pavyzdį, kai žmonės pasibaigia vieną studijų programą, tada eina studijuoti kitą studijų programą, o tada dar sugalvoja, kad reikia dar kokias modulio studijas studijuoti, tada dar eina į kokius ten kompetencijų plėtros seminarus ir tu žiūri, kad tas žmogus pas tave atėjęs jau kokį 12 metų taip ir sukasi, tai tas labai gražu. Užsikabina mokytis. Taip. Būna, pradedi mokytis ir tokį pagauni, kad dar, atrodo, dar ir dar norisi. O šiaip lyginant, skiriasi mąstymas, gal nežinau, tie patys studentai, kai po mokyklos, tie gal deininukai, sakyčiau, ir dabar sesijiniai, tą požiūrį į mokyklą skirtingą atsineša? Ačiū, kad taip, kaipgi gali būti kitaip, nes vien jau amžius, ar ne, šiek tiek kitoniškas ir patirtis kitoniška, tai negaliu sakyti, kad čia jau tokios kardinalūs dalykai, kad čia kaip ugnis ir vanduo, tikrai ne, bet kad yra tų kitokių dalykų, tai taip, ir kartais, tarkim, reikia iš jaunimo išmušti tam tikras nuostatas, jog nebūtinai yra taip, kaip jie galvoja, ir kad yra visai ir kitokių dalykų, ir lygiai taip pat kartais tenka ir su tais mūsų vyresniais studentais irgi diskutuoti labai apie daugą, bet aš visuomet sakiau ir sakysiu, kad matyt labai prasmingas tas mūsų darbas, nes tikrai, kai tu pradedi dirbti su žmogum pirmam kurse, tu matai ir jo baimės, ir nedrąsumą, ir tam tikras kažkokias jau susiformavusius stereotipinius matymus, kad tik tai taip, o ne kitaip. Ir kai tas žmogus trečiame kurse staiga tau pražįsta, ir tu klausaisi, pavyzdžiui, kaip jisai ginasi baigiamąjį darbą ir verki ne dėl to, kad ten kažkas tokio, dėl to, kad tu matai, kaip tas žmogus užaugo ir kaip jisai pasikeitė. Tai gražu tai yra. Taip pat čia matyti ir yra tas grožis dėstytojo darbo, ar ne, kad tu gali per gana trumpą laiką pamatyti labai rimtą pokytį. Kaip užauga profesiniais srities žmogus. O nėra tas, kad čia, vėl iš tos pačios žiniasklaidos einam jau per tai, kad tarp eilučių, sakyčiau, tai yra parašoma, kad į pedagogiką ateina tie, kurie niekur neįstoja. Šita tendencija buvo ir pakankamai ilgą laiką iš tikrųjų buvo apie tai kalbama ir vis dar girdima. Tai yra, kad čia jau, todėl čia ir yra pas mus krizė su pedagogais, nes čia nežinia, kas ateina. Tai, ne, čia ta, kad žiniasklaida ta šneka yra viena, bet žiniasklaidai priklauso šnekėti dalykus, nes reikia intrigų prigalvoti. Klikų. Taip, klikų. Arba laikų, arba dislaikų, ar ne? Tai, bet iš tikrųjų tai nepasakyčiau ir aš tai manyčiau, kad ateina labai įvairūs žmonės. Iš tikrųjų ateina žmonės, kurie akademinė prasme labai stiprus yra, ateina, kurie yra silpnesni, ateina tie, kurie psichologinė prasme yra arba socialinė, emocinė prasme yra labai stiprus, ar ne, jiems galbūt akademiškumo kartais tada trūksta, bet tam mes ir esam, kad sulipdyti, pridėti dar to, ko reikia, ar ne, pastiprinti kažkokius dalykus, kur galbūt yra ir taip labai stiprus, bet dar užaštrinti, arba ten, kur silpniau, truputėlį pastiprinti, kad būtų geriau. Tai aš manau, kad nebėra taip. Buvo galbūt kažkoks laikas vienu metu, iš tikrųjų buvo toks laikas, kad stodavo, niekur neįstojau, tai gerai, bus pedagoginis, ar ne. Tai buvo ta tokia tendencija, bet aš manau, kad tikrai jau kokį gerą 10-metį tikrai jau šitaip nebėra. Aš asmeniškai matau vis labiau motyvuotus žmonės ir kai per pirmas paskaitas kalbėsi, ar ne, ir tau sako, nesvarbu, sesijiniai ar įprastų studijų studentai, kad atėjau dėl to, kad noriu kažką daryti, ar ne, matau, kad man nepatinka tai, kas vyksta. Tai tada tikrai supranti, kad viskas yra gerai. Bet čia labai smagu taip girdėti, kad ateina su pokyčių banga. Ateina, bet šitą žinią vėlgi tą mintį irgi norisi, kad išgirstų visi, kam reikia išgirsti ir kad nebūtų tos senos nuostatos. Iš tikrųjų jau čia pasenusi visiškai nuostata, kad jau į švietimą ir į pedagogiką eina tie, kurie niekur kitur netiko. Tikrai netiesa. Į švietimą ir pedagogiką sugrįžta visi, kurie tik tai turi bent kažkiek empatijos ir aš tai sakyčiau tokios pilietinės atsakomybės ir supratimo, kad švietimas yra pagrindų pagrindas. Taip, nuo viso ko prasideda. Prastas švietimas, kaip ten sako, ar ne, jeigu nenori statyti kalėjimo, ar ne, tai statyk mokyklas. Taip.
Tikrai taip, čiagi visą ko pagrindas, mesgi auginam visus tos pačius gydytojus ir politikus. Savaime suprantu. Taip, visiškai. Visiškai. Aš tai savo klasėje kartais juokiuosi, kai čia motivacija krenta, mokytis, sakau, nu palaukit, sakau, jūs čia prezidentais būsit, sakau, kalbėsit per televizorių, man pamojuosit. Teisingai. Ne, mes taip pasijuokiam su vaikais. Dar šiek tiek noriu paliesti programų temą. Matot, ką reikėtų keisti ir kas yra net ta linkme nuėję? Tai aišku, kad taip, bet dabar visko nepasakosiu. Truputį. Yra iš tikrųjų, iš esmės su bendrosiom ugdymo programom, tai matyt mūsų yra didžioji bėda, kad mes darom pokyčius ir nepamatuojam, ar tie pokyčiai reikalingi ar ne, nes prieš paskutinį kartą, kai buvo keistos programos, nesakyčiau, kad jos tam buvo labai prastos, nebuvo viskas puiku, bet mes nepasimatavę, kas buvo gerai ir kas negerai, mes taiga puoliam keisti ir peržiūrinėti ir perdarinėti. Ir dabar turim tą, ką turim. Mokytojai sako apie tai, kad yra negerai, kad programos išdarkytos, kažkur perkrauta, kažkur nepridėta to, kas reikia. Dabar, kiek žinau, vėl yra bandoma peržiūrėti tas programas. Aš labai tikiuosi, kad nebus, kaip aš mėgstu sakyti, tik pleistriukų klijavimas, o tikrai bus įtraukti ir mokytojai, nes jie mato, ar ne, kas turi būti ir ne tik mokytojai, bet iš tikrųjų visi, kurie išmano ir mes, pagaliau gal kažkokį tokį pagrindą pasidėsim. Tai, o apie ką tos mūsų švietimas, ar ne, ko mes norime. Nes man atrodo, kad kol mes nesusitarsim vis tik tai, kokio mes žmogaus norime, nes kam tai yra skirta, ar tai skirta tam, kad išsilaikytų egzaminus, mano galva ne. Ne, visiškai ne. Bet visa kol kas viskas eina kol kas apie tai, ar ne? Taip. Išlaikyti egzaminus ir tada kur nors įstoti. Apie skaičius. Tai kol mes vis galvosim apie šitos dalykus, matyt, bus sudėtinga, bet aš labai tikiuosi, kad pasikeis tie dalykai ir tikrai pamatysime, kad pasaulis yra pasikeitęs ir dalies dalykų, ko mes mokome dabar, jau galbūt ir nebereikia, galbūt turi atsirasti nauji dalykai, kurių mes dar neturime čia, bet kurie atsiras jau po 5-6 metų. Tai aš visuomet sakau, kad mokytojų rengėjai, švietimo politikos formuotojai ir patys mokytojai turi būti absoliutus futuristai. Būti žiauriai drąsūs žmonės, kurie žengia, kaip tas Maską gali mėgti, nemėgti, bet jisai turi tą tokį šiek tiek futuristinį žvilgsnį ir tų dalykų prigalvoja visokiausių. Tai matyt, turėtų atsirasti tas toksai drąsa žvelgti truputėlį ir priekį ir daryti kitoniškai. Tas, kas galbūt dabar atrodo keistai, bet dar po keletas metų gali atrodyti, čia ta prasme. Tai yra ką keisti ir tikrai reikia keisti dalykus, bet nereikia to daryti drastiškai, reikia labai gerai apgalvoti, nes matyt viena iš didžiųjų bėdų irgi, kodėl mokytojai pavargsta, tai yra ta nuolatinis pokytis. Mes gyvename nuolatinėme pokytyje ir nestabilume. Kita vertus, mes niekada švietime negyvensime ramybės būsenoje, nes mes turim atliepti tai, kas vyksta pasaulyje, tai, kas vyksta gyvenime, ar ne? Va dabar įsivaizduokime, Marija, jeigu visiškai nieko nedarytume mokykloje su dirbtiniu intelektu. Ar tai yra įmanoma? Mano galva ne. Ar tai įmanoma aukštoji mokykloje? Mano manimu ne. Jeigu mes to nedarysim, tai į mus žiūrės kaip į akmens amžių. Kita vertus, mes turim suprasti ir tokį dalyką. Vėl aš mėgstu šitą dalyką sakyti, kad mes, mokytojai, mes suaugusiai esame ateiviai vaikų pasaulyje. Nes jie turi savo gyvenimą, jie turi savo visokius ten tinklus ir netinklus ir savo matymus ir tai, kas jiems svarbu, mums dažnai tai yra nesuprantama. Bet jeigu norim, kad vaikui būtų gerai, turime mokytis kartu su juo, pažinti jo dalykus, jo pasaulį vienareikšmiškai. Tai kokį patį didžiausią pokytį Vaiva padarytų švietime? Kokį padaryčiau? Sugalvojot klausimą dabar. Sunku labai pasakyti, kokį didžiausią pokytį padaryčiau. Jeigu turėčiau burtų lazdelę, įsivaizduokime, kad aš ją turiu, tai aš daryčiau ne švietime pokytį, o žmonių mąstyme. Iš tikrųjų, daryčiau žmonių mąstyme ir spraktelčiau ir staiga visi imtų tikėti mokytojais. Tai mano būtų čia toks didžiausias matyt noras. O jeigu taip jau šiek tiek realistiškiau kalbėti, ar ne, tai
Galbūt šiek tiek, sakyčiau, kad reikia atsisėsti ir vieną kartą labai ramiai peržiūrėti, kur mes esame, ko mes esame pasiekę ir ko nenulėkti ir neskubėti. Ir čia pat kažkas atsitiko, neišlaikė ten krūvo egzaminų, darom kažkokius pokyčius, mažinam balus. Mes dabar tokiam chaose esame, kad yra labai blogai, tai truputėlį staptelti ir iš tikrųjų realiai pasižiūrėti, ar ne, ką mes darome ir susitarti, link ko mes einame, nes kol to nesusitarsim, nieko gero nebus ir tada bus bendrosios ugdymo programos savo, egzaminų programos savo, o gal egzaminų iš vis nereikia. Tai verta pamastyti ir apie tai. Gal kažkaip keisti ir tuos stojimus, kažkaip tada automatiškai kitaip. Tai tai nesakau, kad to tikrai nereikia, turi būti kažkokie dalykai vis tiek. Kol kas šiaip atrodo, gal aš po poros visai kitaip kalbėsiu, todėl kad keičiasi pasaulis ir iš tikrųjų daug atsiranda kitokių dalykų. Gal mes, gal mokyklų nebebus tokių, kokios dabar yra. Galbūt, aš tai studentams šiaip jau sakau tą dalyką, sakau, žinokit, jūs tokią prestižinę specialybę studijuojat nerealiai. Mane tada žiūri, sako, kodėl. Tai žiūrėkit, kas atsitiks. Mes dabar jau einame į tai, kad mokytojų trūksta. Kas pakeis mokytojus? Mokytojus pakeis visi dirbtinio intelekto produktai. Robotai, avatarai ir taip toliau ir panašiai. Mes jau turime Azijos šalyse, kur anglų kalbą ir kitus dalykus moko mokytojai robotai. Tai kodėl mokytojo profesija bus prestižinė? Nes čia bus labai gerai, kai ateis gyvas žmogus. Taip, čia bus wow. Čia bus kažkas wow, ar ne? Tai va, tai aš tikiuosi, kad nereikia šitokių dalykų ir kad tikrai bus tų mokytojų, kur nebus išskirtinis dalykas ir tik kažkoks elitizmo toksai aspektas, kad gyvas žmogus tai yra elitui tik tai skirtas, ar ne, o visiems kitiems, va čia tie robotukai. Labai tikiuosi, kad to nebus, bet taip, labai norėtųsi, kad pradėtumėm vieni kitus girdėti. Taip, aš tai šiaip labai tikiuosi, kad kuo daugiau jaunų ateis, neišsigas tos pedagogikos, kad liks dirbti, nes tiesiog reikia ir faina, ten tik reikia gal kai kurios etapus šiek tiek. Viskas yra įveikiama, kai yra norima. Tai vat apie drąsą ir apie pasitikėjimą ir apie savo tų ratų būrimą, yra kitų mokytojų palaikymų ratų ir visokių, tai aš labai džiaugiuosi, kad tokių iniciatyvų daug atsiranda ir labai tikiu, kad tie žmonės, kurie, nesvarbu čia net ne apie amžių, bet tie, kurie ateina į mokyklas, kad jie iš tikrųjų jiems ten bus gerai. O jeigu jiems bus gerai, bus vaikam gerai. O jeigu vaikam bus gerai, visiems kitiems bus gerai. Tai dar toks čia iš paskutiniųjų, ką norėtumėt, kokią žinutę žiūrovui nusiųsti? Čia jau nežinau, mokytojas, gal kažkas iš tėvelių, iš kolegų, gal kažkas, kad žiūrovui žinote. Tai aš, man atrodo, čia mano ta jau buvo tokia pagrindinė nata, ar ne, tikėkim ir pasitikėkim mokytojais. Ir jeigu mes šitą dalyką darysim, tai man atrodo, viskas bus gerai. Labai gražu. Tai Vaiva, labai ačiū Jums už pokalbį, buvo labai malonu su Jumis pasišnekėti. Ačiū, kad sutikote ateiti, nežinau, koks užimtas žmogus esat. Čia mums didžiulė garbė Jūs čia turėti. O man labai gera kalbėti su žmonėm, prie kurių augimo šiek tiek ir aš prisidėjau. Ačiū Jums už tai, ką Jūs darot ir ačiū, kad nepabėgat iš mokyklos ir įkvėpėte kitus mokytojus. Ačiū Jums labai. O mes iki kitų kartų.